Dabar pasimokysime, kaip reikia braižyti lentelę tekstų rengyklėje. Mums reikia visų pirma susirasti lentelės braižymo mygtuką priemonių juostoje. Jį paspaudus atsiranda laukelis, kuriame galime pasirinkti, koks bus mūsų lentelės dydis. Arba kitaip, kiek lentelė turės stulpelių ir kiek eilučių. Kai išsirenkam norimą dydį, paspaudžiam kairį pelytės klavišą ir gauname lentelę. Dabar, kad būtų aiškiau, aš tiesiog pasirašysiu tekstą ir keliaukim toliau. Jeigu mano teksto žymeklis yra lentelės viduje, tada apačioje atsiranda nauja priemonių juosta, skirta tik lenteliai. O jeigu mano teksto žymeklis yra už lentelės ribų, tada tos priemonių juostos nebėra, nes jos tiesiog mums nereikia. Grįžkime į lentelę. Lentelės dydis priklauso nuo teksto dydžio. Jeigu aš pasididinu tekstą, didėja ir lentelės langeliai. Bet teksto langelius galime pasididinti arba pasimažinti ir savo rankomis. Tai mums reikia tiesiog pelytės žymeklį nuvesti ant norimos linijos, bet reikia pataikyti ant tos linijos, kad pelės rodyklės pasikeistų, kad rodytų štai tokias rodyklės ir tada galima tempti. Taip galiu tempti į šoną, į viršų, į apačią, kaip tik man patinka. Jeigu aš matau, kad man trūksta eilučių arba stulpelių, aš juos galiu prisidėti. Tam yra reikalingi šie 4 mygtukai. Ant pirmo parašyta įterpti eilutes aukščiau. Paspaudžiu ir žiūriu, kas tas aukščiau. Tai yra aukščiau teksto žymeklio. Tai man įterpia naują eilutę virš teksto žymeklio. O jeigu paspausiu eilutės žemiau, tai įterpia naują eilutę po teksto žymekliu. Programa žiūri visada, kur yra padėtas teksto žymeklis. Jeigu būtų padėtas teksto žymeklis štai čia ir norėčiau įterpti eilutę aukščiau, tai spaudžiu mygtuką eilutės aukščiau. Ir man įsiterpia norimoje vietoje. Su stulpeliais yra lygiai taip pat. Jeigu mano teksto žymeklis yra štai čia, ir aš noriu įterpti naują stulpelį iš kairės pusės, tai ir spaudžiu įterpti stulpelius kairiau. O jeigu noriu iš dešinės pusės, tai įterpti stulpelius dešiniau. Jeigu aš stulpelių prisidariau per daug, jų nebenoriu, man reikia juos pažymėti ir tada paspausti mygtuką šalinti stulpelius. Ir nereikalingas eilutes taip pat galima pašalinti, paspaudus mygtuką šalinti eilutes. Jeigu mes norėtumėm pašalinti visą lentelę, mums neužtektų paspausti mygtuką backspace arba delete, taip lentelė neišsitrina. Tam yra mygtukas šalinti lentelę. Jį paspaudus, lentelė pradingsta. Taip pat langelius galima sulieti arba išskaidyti. Ką tai reiškia? Langelių suliejimas tai yra iš kelių langelių aš galiu padaryti vieną langelį. Man reikia tos langelius pasižymėti, aš juos dabar pasižymėjau ir susirandu mygtuką sulieti langelius. Paspaudžiu ir iš vieno langelio gavau vieną didžiulį langelį. Ta langelį galiu išskaidyti, paspaudus mygtuką skaidyti langelius ir galiu pasirinkti į kiek dalių jį padalinti ir kaip. Ar horizontaliai, kad man jį subrūkšniuotų, ar vertikaliai. Tai palieku horizontaliai, spaudžiu gerai ir vietoj didelio langelio atsirado 5 langeliai. Langelius galima ir nuspalvinti. Tai mums reikia jos tiesiog pasižymėti ir susirasti fono spalvos mygtuką. Tačiau žymint langelius kartais nutinka tokių dalykų, kad pavyzdžiui, žymiu langelį, jeigu nepatempiau į šoną tiek, kiek reikia, man pasižymi ne langelis, o tik tai tekstas. Jeigu aš bandau nuspalvinti foną, tai man nusispalvina kažkaip ne taip. Tai man reikia tiesiog išmokti pažymėti visą langelį, o ne tik tekstą. Reikia tiesiog patempti ilgiau. O jeigu kyla problemų su langelio pažymėjimu, tam yra specialus mygtukas pažymėti langelį. Tai ant jo paspaudus pasižymi langelis ten, kur buvo mano teksto žymeklis. Nuspalvinti galima ne tik langelių foną, galima nuspalvinti ir kraštines. Kraštinių spalvos mygtukas yra štai čia. Išsirenkam spalvą ir nusidažom, kokią tik norim spalvą. Taip pat galima keisti kraštinių stilių, pavyzdžiui, kad būtų punktyrinė linija.
O jeigu norėčiau storesnių kraštinių, man reikėtų nueiti ten, kur yra lentelės savybės, toks mygtukas. Paspaudus ant lentelės savybių, štai čia yra duota viskas iš karto. Ir kraštinių stilius, ir storis, kurį galiu didinti arba mažinti su rodyklėmis, ir spalva. Kokią noriu, tokį išsirenku. Ir reikia būtinai žiūrėti, kad štai šios kraštinės, kurias rodo kaip pavyzdį, kad jos pasikeistų. Jeigu jos nepasikeičia, vadinasi, man ir šitos kraštinės nepasikeis. Ir štai čia šitais mygtukais naudojantis galima padaryti, kad tų kraštinių netgi nebeliktų, arba kad būtų kraštinės tik tai lentelės išorėje, o kad viduje kraštinių nebūtų. Tai išsirenku kaip tik noriu ir spaudžiu gerai. Dabar toliau kalbėkim apie teksto lygiuotes. Teksto lygiuotes jau žinai, štai šias. Tai kairinė teksto lygiuotė padaro taip, kad tekstas atsidurtų langelio kairėje pusėje, centrinė padaro taip, kad tekstas nueitų į langelio vidurį, o dešininė nukelia tekstą į langelio dešinę pusę. Bet turbūt pastebėjai, kad tas tekstas vis tiek yra langelio viršuje, kad ir kokią aš lygiuotę besirinkčiau. Kaip padaryti, kad tekstas nuvažiuotų į langelio vidurį, kad jis nekabėtų langelio viršuje? Tam yra naujos 3 lygiuotės, kurios yra skirtos tik tai lenteliai. Ir jos yra štai čia. Viršutinė lygiuotė nukelia tekstą į langelio viršų, vertikalioji centrinė lygiuotė nukelia tekstą vertikaliai per vidurį ir apatinė lygiuotė nukelia tekstą į langelio apačią. Ir jeigu aš norėčiau, kad visas mano tekstas, visi mano žodžiai būtų langelių viduriuose, man reikia juos visus iškart pažymėti. Ne po vieną daryti, o visus pasižymiu ir tada nustatau reikalingas lygiuotes. Ir lygiai taip pat yra su teksto stiliais. Ne po vieną žodį žymim ir teksto stilių keičiam, bet pasižymim iškart visus langelius ir tada keičiam kokį norim stilių, teksto dydį, spalvą ir taip toliau.